Sveiki visi sugrįžę į Draugas kanalą. Žinot, ką šiandien pamatysit? Ogi, back to school makiažą. Tai vat šitą, ką aš dabar pasidariau savo ant veido. Tai ką sakot, grįžot į mokyklą. Ir aš atsimenu save, tai labai sunku būdavo pradėti mokslus. Tai nežinau kaip jums, bet bandom pasidažyti. Gal labiau užmotyvuosiu eiti į mokslus. Tai nežinau, čia yra toks labiau kaip kasdieninis makiažas. Aš manau, kad į mokyklą norisi kuo mažiau apkrauti veido. Aišku, aš nežinau, yra labai skirtingų merginų, yra kas labai mėgsta full dažytis, yra kas mėgsta labai lengvai, bet aš manau, imkime tarpinį variantą, kur galima bus jį daugiau kur panaudoti, tiek mokyklai, tiek kažkur šiaip kasdienai. Tai aš naudosiu makiažo pagrindą iš Maybelline Super Stay. Jisai fainas, jis yra žiauriai lengvas, jis tiesiog pamaskuoja labai gražiai ir natūraliai veido odą, neapkrauna jos. Tik tais gal labai nelabai rekomenduočiau jo šitos būtent pudros riebę odams. Jeigu mišri, tai viskas dar all good, bet riebiai tai būtų per daug lengva ir tikriausiai greitai labai nusivalytų. Jo, sakiau, šiek tiek užsidėsiu, bet gausi, kad užsidėjau nemažai makiažo pagrindo ant veido, bet vien tik dėl to, kad dar aš nesuprantu, koks mano atspalvis yra, nes tokia kaip ir įdegus, bet kaip ir nusiplovus esu. Tai aš dabar susimaišiau 10 su 6 numeriuku, bet pažiūrėkit, nors ir daug užsidėjau, labai lengvai išsisklaidė ir žiauriai natūraliai atrodo veidas. Atrodo, lyg būtų tiesiog toksai užfotoshopintas, labai natūraliai sulygintas veido odos tonas. Ir veido oda yra visiškai neapkrauta. Tai va tas ir yra faina. Tiesiog su šepetėliu praskirstu per visą veidą. Aš dabar pagalvojau, kai buvo mokykla, galvoju, ar aš dažydavausi. Man atrodo, aš pradėjau daugiau dažytis, nors ne, aš kaip tik labai dažydavus, kai buvau kokia 8-tokė, man atrodo, kur žiauriai reikėtų darbuoti trendiniai tokie ryškus antakiai, o paskui jau visiškai prasidėjo mano naturalistinis makiažas, kur tik tais antakiai ir tušas, o vėliau jau aišku, jau kuo vyresnė, tuo čia kažką subtiliau reikia pasidažyti, bet aš kažkaip prisimenu, aš labai full nesidažydavau, net ir studijų laikais, bet laikai keičiasi. Aš kaip visada labai myliu L'Orealio True Match maskuoklį, jis yra lengvas, drėkinantis, naudoju antrą numeriuką tam, kad grinai pamaskuočiau tiesiog melsvus paakius. Nedarysim čia jokių pilnų tų veido formavimų, tiesiog pasimaskuojam paakius ir ant vokų šiek tiek užsidėsiu. Tiesiog neutralizuoti tą voko spalvą, nes dažniausiai tiek būna matosi visokias kraujagyslės, ten paraudė būna. Tai va, tiesiog taip švariai pasidarom veidą. Tai iš tikrųjų čia yra mano pirmieji kartai, kada aš bandau šitą Rival of Me Loose Powder. Tai jis yra blurinantis, dėl to, kad turi šiaip skirtingas 4 spalvas. Man žiauriai buvo įdomu pamatyti, nes mačiau ar tik tokia ar panašiai, kad realiai blurina veidą. Tai dabar tai yra mano antrasis kartas, bet šiaip žinokit patiko. Tikrai kažkaip gražiai labai sulygino veido odą. Jėzus, kaip kratau. Oi, per daug čia pasivariau. Ir žodžiu, pasiėmėm pudrytės ir dabar žinokit, kai pasiėmiau tos pudros, tai man atrodo, kad aš dabar visą čia paskėsiu dulkėse, milteliuose šiuose. Užsifiksuojam visiškai visą veidą. Bet skaniai kvepia užtat. Tokia kvapas, tai žinokit, tokios gaivos, nežinau, toks labai fresh. O dėl, ką tik pamačiau, kad kalbėjau su milteliais ant kaktos. Ta prasme. Normaliai neišsiretušavau. Dabar tikrai manau, kad viskas bus gerai. Nu tai ką, važiuojam toliau prie bronzerio, nes čia viena iš svarbiausių dalių, kad kuo būtų ryškesni mūsų skruostikuliai. Tai šiaip aš turiu City bronzerį, turiu tiek šaltą, tiek šiltą atspalvę, kuom jie skiriasi. Šaltas atspalvis yra naudojamas veido įgilinimui, tai va ten, kur matot, kad turėtų susikurti šešėlis arba norit, kad realiai atrodytų labiau įdubę skruostikuliai, tai naudojam šaltą atspalvį, o tam, kad suteikti labiau įdegio efektą, naudojam šiltą atspalvį. Bet mes šiandien darysim labiau tą veido skulptūravimą su šaltu atspalviu ir pasiėmu šitą bronzerį ir realiai tiesiog ne per visas tą skruostikulį, o tenai tik tais, kur noriu, kad būtų labiau pagilėję, susiformuotų šešėlis. Žinau, kad tikrai nemokėdavau taisyklingai darytis skruostikulių, tai dažniausiai, žinot, tas variantas, kur padarai žuvytę ir šitaip darai. Tai šitaip nedarykite.
Tiesiog matosi jūsų, kur yra kaulas ir realiai mes į tą kaulą dažom, paskui galim pasiformuoti kaktą. Kadangi jis nėra žiauriai pigmentuotas, tai reikia tikrai su juo labiau tai padirbti. Nėra kaip paėmi su vienu pasukimu ir jau ryškiai dažo. Šitas labai bronzeris suteikia labai švelnų natūralų šešėlį. Tai šiaip iš esmės gal ir visai gerai, dėl to, kad jūs neprisižaisit ir neprisidarysit per daug tokių tamsių ir plėmuotų savo žandų. Taip pat su tuo pačiu bronzeriu ir tuo pačiu šepetėliu susispaudžiu ir pasižymiu akies linkį. Su šito irgi taip pat. Kaistaliukai. Tai naudoju irgi L'Oreal Paradise. Šiaip labai gražus toksai koralinis atspalvis. Man labai patiko. Tai irgi su to pačiu šepetėliu tiesiog šitose vietose aukščiau kontūravimo dedu skaistalus. Vėl, tarkim, mano laikais, kaip eidavau mokyklą, nu tikrai nebuvo skaistalai madoj. O ne, kaip gaila, tuo metu būdavo visos vaikščiodavo su žiauriai rudais žandais. Nu, nes nebūdavo skaistalų čia trendinių tokių. Buvo tiesiog kontūros ir kuo ryškesnis kontūros. Dabar tai ačiū Dievui, kad viskas taip gaivu, taip gražu, natūralu. Tai va, su skaistalais pasidarom žandukus. Skaistalus panaudoti irgi ant vokų. Naudosiu Catrice antakių geliuką, kuris turi taip pat ir spalvos ir pasifiksuosiu antakius. Aš kartais bijau, žinokit, geliukų su spalva, nes kol jie būna labai nauji ir tokie šviežus, aš visą laiką visus antakius susiteplioju. Jo, nes dabar nepajaučiu, kiek galiu braukti per odą. Aš gal mėgstu geliukus labiau tokius, kurie labiau sulipina plaukelį, priklijuoja labiau prie odos. Šitas, pavyzdžiui, yra natūralesnis, tai kas nemėgstat kaip tik to efekto, kur priklijuoja antakius, tai jisai būtų žiauriai gerai, nes tiesiog natūraliai sušukuoja ir sustato plaukelius, bet nesulipina jų per daug. Nangi nedarysim šiandien jokių šešėliavimų, nes aš manau, kad neverta, tai būtinai jau panaudosim akių pravedimą, nes reikia kažkaip akisgi paryškinti. Tai naudosiu taip pat irgi Catrice pravedimą, kuris yra vandeniui atsparus. Tai pravedimą pradedam piešti visada nuo galo. Išsipiešiam uodegėlę. Uodegėlė jau pieštas kokio norit ilgumo, bet būtinai reikia atkreipti dėmesį, pažiūrint tiesiai į veidrodį, kur yra jūsų raukšlelė. Nes jeigu jūs, pavyzdžiui, piešit pravedimą šitaip ar šitaip kažkaip pakėlus galvą, tai jūs kaip pasižiūrėsit tiesiai, kaip žiūrit tiesiai į kitą žmogų, jums sukrenta akis ir atsiranda šita raukšlė. Tai būtinai turite atkreipti dėmesį tiesiai žiūrint, kaip jūsų akis stovi, kokia yra pozicija ir kur yra raukšlelės. Ir palei tai turit piešti būtent galiuką. Dėl to mes ir piešiam realiai nuo galo, nes pamatytumėt, kaip kris jūsų pravedimas. Tai nusipiešiam galiuką. Mano, pavyzdžiui, yra tokia situacija, kad pas mane yra ta raukšlelė ir aš būtinai turiu piešti pravedimą tiesiai. Dažniausiai pagal visas taisyklės piešiam labiau pravedimą į viršų, link antakio odegėlės, bet mano situacijai aš turiu šitą pakritimą akies, aš negaliu aukštai kelt, nes man atsiras akių lūžis, pravedimo lūžis būtent. Tada kažkur nuo vidurio akies pradedu sujunginėti su uodegėle. Aš visada, kaip piešiu pravedimą, net nekvepuoju. Ir aš savo pravedimą realiai piešiu nuo vidurio akies, nes būna daug kam netinka, kai įpiešia dar tą pravedimą į priekį, labai akis susiaurina, sumažina ir panašiai. Tai žinokit, atkreipkite dėmesį, pabandykit savo. Jeigu galvojat, kad jums netinka pravedimas, pabandykit pravedimą piešti nuo vidurio akies ir žinokit, visiškai kitaip atrodo ir realiai pravedimas tinka visoms. Gerai, tai kol pabaigiau pieštis pravedimą, pasidažiau su tušu, užsisvajojau ir nusprendžiau, kad mano antakiai šiandien neturi formos, tai bandžiau šiek tiek pasiryškinti su antakiu pieštuku. Bet žinot, kaip būna, bandai pasiryškinti šiek tiek kamputį ir iš kampučio gaunas, kad visą antakį pasiryškinu. Jo, čia visą laiką tai būna, čia visiškai klaskėlė. Keliaujam prie lūpų, prie paskutinių etapo. Tai aš manau, kad lūpos svarbiausia, kad būtų gerai pridrėkintos. Gal net dabar net galim nestepti matinio lūpdažių, nes matinis lūpdažis dabar jau nebe toks trendi, dabar labiau daro tokius labiau šlapių lūpų efektą, kažkokį kreminį lūpdažį ar blizgį. Tai aš su paprastu, tiesiog bet kokį pieštuką, kokį turėjau po ranka, neutralios spalvos pasižymėjau kontrą ir panaudosiu lūpų blizgį. Šitas žiauriai fainas tokios
koralinės spalvos, nėra labai ryškus, bet nu žiauriai gražiai taip Juicy lūpos atrodo. Tai tam, kad lūpų blizgis neišbėgtų, tiesiog pasižymėjau kontūrą, kad geriau laikytųsi ir per visas lūpas pasidažiau su šitą blizgį. Atrodo buteliukė žiauriai ryškiai, bet ant lūpo tai visiškai tobula. Žiūrėkit. Aš manau, kad tokio make-upo turėtų tikrai visiškai pilnai užtekti einant į mokyklą. Galite kažkurios žingsnius praleisti, bet man atrodo, kad viskas čia super duper atrodo. Nu, aš tai tikrai atrodo kaip mokyklinukė, va dar su tais segtukais. Aš tikiuosi, kad jums buvo naudinga, patiko ir iki sekančio karto.